Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Wow, tai buvo vienas geriausių finalų, vienas geriausių mano matytų rungtynių Lietuvos krepšinio istorijoje. Lapkričio pabaigoje po Igno Sargiūno 9 taškų per 9 minutės prieš Didžiąją Britaniją išleidau video Top 8 įspūdingiausi sugrįžimai Lietuvos krepšinio istorijoje. Aš manau, kad šis Vilniaus Ryto triumfas prieš Atėnų AEK yra 9 kandidatas į šį sąrašą ir jeigu reiktų reitinguoti tas visas rungtynes, tai tikrai nebūtų 9 vietoje, tai būtų gerokai aukščiau. Ką padarė vilniečiai per ketvirtąjį kėlinį per pratęsimą buvo absoliučiai neįtikėtina. 30 minučių surinkę 45 taškus ir atsilikę -18, jie surinko 47 per kitas 15 minučių. Varžovai sumetė tik 23 ir vienas Simas Lukošius per tą laiką pataikė 6 tritaškius ir surinko 18 taškų. Tai buvo geriausias FIBA Čempionų lygos finalas per 10 turnyro istorijos metų ir nežinau, kada kitą kartą mes pamatysime tokias rungtynes. Labai džiaugiuosi, kad teko jas komentuoti, bet dabar išsiaiškinkime, kaip Vilniaus Rytas visgi išsigelbėjo ir triumfavo šiame FIBA Čempionų lygos sezone. Prieš dar lendant į finalą norėčiau tiesiog pasakyti, kad abiejose rungtynėse manau, kad Giedrius Žibėnas ir jo trenerių štabas buvo galva geresni už savo varžovus. Pirmajame pusfinalyje Tenerifės komanda visiškai nesitaikė prie Vilniaus Ryto. Tai yra, žaidė savo sistemą, žaidė pavyzdžiui step-outus prieš Martyną Parlikėną, prieš Augustą Marčiulionį, kas tikrai nėra optimalios gynybos sistemos prieš juos ir tai leido vilniečiams rinktis taškus. Tuo tarpu Giedrius Žibėnas su savo štabu nusprendė, kad jie geriau leis Marcelinio Huertui mėtyti vidutinius metimus visas rungtynes ir taip atkirs jo kūrybą kitiems ant tritaškio ir tai tapo tiesiog idealiu planu prieš šią varžovų komandą. Čiusas Vidoreta gal ir yra neblogas treneris, turi puikią sistemą, kuri laimi daug ir dažnai, bet jo negebėjimas prisitaikyti prie situacijos nieko nekeičiant rungtynių metu ir Giedriaus Žibėno gebėjimas kaip tik žaisti pagal varžovo silpnybes leido Rytui patekti į finalą ir tą padaryti labai užtikrintai. Finalas neprasidėjo gerai. Finale Rytas krito į duobę, bet manau, kad čia labai daug žaidė ir tai, kad Rytas paprasčiausiai nepataikė tritaškių, ką ir minėjau per ilgąją pertrauką studijos metu. 4 iš 23 per pirmąsias 30 minučių. Atėnų AEK yra labai fiziška, atletiška komanda, žaidžia daug step-outo, daug keičiasi ginamaisiais ir kiekvieno prasiveržimo metu Ryto gynėjai matydavo 2-3 gynėjus priešais save baudos aikštelėje. Kuomet jie išmesdavo kamuolius, niekas nesugebėjo pataikyti į krepšį 30 minučių. Tuo tarpu varžovai visą sezoną remiasi tiesiog vienas prieš vieną žaidimų puolime ir jie mesdavo ir pataikydavo sudėtingus metimus po driblingo pirmoje mačo pusėje. Lukas Lekavičius net ir forsuojamas į dešinę savo silpnesnę ranką taip pat susimesdavo vidutinius metimus. Atrodė, kad tiesiog tai yra jų diena ir jie laimės tą finalą. Bet kaip kartais būna komandoms, kurios remiasi individualiu žaidimu vienas prieš vieną, jeigu tu žaidi antrasis rungtynes per 3 dienas, kažkada turi ateiti tas jėgų deficitas. Ir būtent taip atsitiko ketvirtajame kėlinyje. Tačiau, nepaisant to, Atėnų AEK treneris nesitaikė su tuo, vis tiek jie pakriko, jie žaidė tą patį puolimą, jie žaidė vienas prieš vieną ir Rytui pagaliau atsirišo krepšys. Buvo ir dar keistų sprendimų ketvirtojo kėlinio gale, pratęsime iš varžovų trenerių, bet nieko nenoriu atimti iš Vilniaus Ryto. Sužaisti taip fenomenaliai gali tik komanda su didžiulė širdimi ir Rytas tą įrodė dar kartą. Pradėkime nuo pirmosios ketvirtojo kėlinio atakos. Kaip jau ir minėjau, Luką Lekavičių Rytas bandė stumti į dešinę ranką, bet čia Hardingui nepavyksta to padaryti, tačiau nepaisant to, į puolimą orientuotas amerikietis čia puikiai sutrukdo Lekavičiaus vidutiniam metimui iš už nugaros. Rytas atsikovoja kamuolį, šansas bėgti į greitą į puolimą atsiranda, varžovai to nestabdo komandinę pražangą ir Simas Lukošius atsidaro būtent taip. Metimas po pagavimo greitajame puolime, ką tu ir nori daryti prieš gerai besiginančias komandas, kokia buvo šiame visą sezone Atėnų AEK. Kita varžovų lyderį Franką Bartlį Rytas siuntė į dešinę ranką, kadangi eidamas į kairę jis labai mėgsta mėtyti tritaškius metimus po driblingo. Ta irgi matėme šiose rungtynėse. Čia jis žaidžia 2 prieš 2 į dešinę ranką, Gudaitis vėl pasivijo gynyboje, pasižiūrėkite kokia pagalba yra nuo Jordano Carolino, kadangi jo ginamas žaidėjas nemeta tritaškio ir Speedy Smithas vėlgi taip pat puikiai trukdo šitam metimui iš už nugaros. Tačiau tiesa, Kišonas Vyzelis pamuša šį kamuolį ir jis įkrenta į krepšį. Rytui išsimetus kamuolį iš už galinės linijos, Bartlį, kuris dengia Speedy Smithą, čia šiek tiek atsipalaiduoja
atpalaiduoja, nežinau, gal ir nuovargis. Bet toks atsilikimas priverčia Atėnų AEK išsikeisti ir prie Speedy Smitho lieka Raekwоnas Grėjus. Jį užatakuoti 1-1 gynyboje sunku, bet Rytas čia puikiai switch all atakuoja su handoffu Jerickui Hardingui. Kaip dažnai tokiose situacijose atsitinka, būtent išsikeitęs aukštaugis šiek tiek vėluoja išsikeisti dar kartą, Jerickas Hardingas smeigia tritaškį ir priminsiu, Jericho Hardingo taškų šiose rungtynėse reikėjo laukti 25 minutes. Prie viso šito Jerickas Hardingas kitoje atakoje presinguoja Luką Lekavičių, iš jo atima kamuolį ir mes matome, kaip Ryto taškų lyderis 2 gerais gynybiniais epizodais užveda savo komandą. Tai nebuvo Martyno Poliukėno kažkokie gynybiniai epizodai ar dar kažkokio kito žaidėjo, ko mes dažniausiai tikimės, tai buvo Jerickas Hardingas ir jo gynyba, kuri pastūmė Rytą ir davė tą žiežirbą, kurios taip reikėjo. Iš -18 lieka tik -12 vos per minutę ir 37 sekundės. Po minutės pertraukėlės ir vėl Frankas Bartley su kamuoliu ir vėl jo 2-2. Ir pasižiūrėkite Gudaitis, kaip yra giliai pagalbos pozicijoje. Gregas Braunas, jo ginamas žmogus, nėra geras tritaškininkas, todėl čia yra natūrali rizika, tačiau šį kartą Atėnų AEK aukštaūgis už ją nubaudžia. Kitoje aikštelės pusėje varžovai vėl keičiasi ir jie tą darė labai daug ir pusfinalėje, ir finale, ir ne tai, kad keičiasi, bet daro trigubą išsikeitimą. Ką turiu omenyje? Matote, kad po užtvaros Jamesas Nunnally nebėga, nelieka su Artūru Gudaičiu, bet eina prie Kajaus Brunkės, todėl viduje to pranašumo nėra. Hardingas turi atakuoti Raekwоną Grėjų, kurį užatakuoti nėra lengva, bet čia pasiseka, kad Frankas Bartley pameta Simą Lukošių kažkiek be kamulio, yra pilkoje zonoje ir tai leidžia Simui Lukošiui smeigti antrąjį tritaškį per 4 kėlinį. Bet varžovai irgi nepesti. Frankas Bartley čia gelbėja situaciją, vėlgi eidamas į kairę ranką. Čia tiesiog, žaidimo improvizacija leidžia jam tą daryti ir pasižiūrėkite, kai jis eina į kairę, kokio sunkumo metimus jis gali pataikyti. Nebuvo čia prasta gynyba Simo Lukošiaus, tiesiog varžovo talentas puolime yra toks didžiulis. Po to mes nepamatome, kaip Rytas atsako tritaškių greitajame puolime, bet buvo matyti tai akivaizdu, kad Rytas suprato, kad reikia žaisti greitai. Varžovų pozicinė gynyba yra tikrai solidi, labai smagu, kad tą Rytas padarė gerokai anksčiau ir dar kai buvo pakankamai laiko sugrįžti. Prisipažinsiu, keistas sprendimas buvo matyti Luką Lekavičių dengiant Jericką Hardingą ir čia būtent tai ir vėl nepasiteisina Atėnų AEK. Netikra Kajaus Brunkės užtvara leidžia Hardingui atakuoti į dešinę ranką, jis pasiekia baudos aikštelę ir jis pelno 2 taškus su pražanga. Čia irgi nieko kito nepridursi, kaip tik aukščiausias lygis, bet tą mes jau esame įpratę matyti iš Ryto taškų lyderio. Kitoje AEK atakoje Lukui pavyksta aplenkti Jericką Hardingą po krepšiu, bet Artūras Gudaitis čia laiku ir vietoje vėlgi padeda nuo to paties iš toli nementančio Grego Brauno. Realiai tai, kad Braunas buvo aikštelėje taip ilgai 4 kėlinyje, leido Rytui žaisti, gynyboje kone 4-5 ir leido Gudaičiui taip drąsiai eiti padėti į baudos aikštelę. Po šio epizodo Speedy Smithas labai protingai išprovokuoja pražangą prie vidurio, gauna mesti šansą 3 baudų metimus ir sakyčiau, kad čia ir aš, ir jūs visi pagalvojat, Rytas turi realų šansą sugrįžti iš -18 po 3 kėlinių. Prie Hardingo ir toliau Lekavičius, bet čia prie užtvaros su Kajumi Brunke AEKas tiesiog keičiasi, bet Rytas ir vėl. Puikus procesas puolime, kaip žaisti, ką daryti prieš tą switch all gynybą. Prieš rungtynes minėjau, bus žiauriai svarbu, kaip Rytas atakuos visko susikeitimo gynybą. Čia jokių dvejonių nėra. Gautas išsikeitimas ir Speedy Smithas iš karto bėga statyti netikrą užtvarą. Tai atveria kelią Hardingui atakuoti į kairę ranką. Pasižiūrėkite, kokia puikiai Gudaičio Gortato užtvara baudos aikštelėje. Hardingo dar 2 taškai. O varžovai puolime ir toliau tiesiog bando ieškoti pranašumų 1-1. Kuo tu eini į vėlesnę rungtynių stadiją, tuo sunkiau yra tą padaryti. Mes matome, kaip Rytas vienoje pusėje turi puikų procesą, turi puikų flow puolime, o AEKas tiesiog bando žaisti 1-1. Čia bandymai įvesti kamuolį Raekwonui Grėjui prieš Kajų Brunkę, bet vokietis ten puikiai eina iš priekio, o Speedy Smithas laiku reaguoja į high-low perdavimą ir perima šį kamuolį. Varžovai toliau nieko puolime labai nesugalvoja, čia vėl Jamesas Nunnally po driblingo puikiai Speedy Smitho gynyba meta super sudėtingą metimą. Pasižiūrėkite ir kitą jų puolimą, viskas yra tas pats, absoliučiai jokios idėjos. Su tokiu puolimu AEKas gerai gyveno ir nuėjo iki Čempionų lygos finalo, bet galiausiai finale būtent, tiesiog stipresnės trenerio rankos tikrai akivaizdžiai pritrūko. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Iš pradžių vėl Speedy Smitho puikiai gynyba prieš Jamesą Nunnally. Vėliau Raekwоnas Grėjus pabando kažką sukurti 1-1 prieš Kajų Brunkę. Bet vėlgi Gudaitis gali ten padėti po krepšiu nuo Grego Brauno. Tai yra absoliučiai wild metimas iš Raekwоno Grėjaus ir tai yra Ryto kamuolys. Man yra visiškai neaišku, kodėl Gregas Braunas nėra įtraukiamas į Atėnų AEK puolimą, kodėl jis nestato užtvarų, kodėl jis tiesiog ilsisi ant tritaškio, kepa šašlyką tenais ir leidžia tiesiog Rytui realiai gintis 5-4.
4. O Simas Lukošius jau yra karštas ir dabar žibėno derinys būtent jam. Hardingas stato pirmąją užtvarą, Nunnally iš karto atsilieka, todėl Lekavičius išsikeičia. Bet prie šios aukšto ūgio užtvaros nei Raekwonas Grėjus išsikeičia ir reaguoja į situaciją padėti Lekavičiui, kuris čia užstringa, nei Frankas Bartley daro tą vadinamą jump to the ball, šokimą į kamuolį po perdavimo. Dėl tokios prastos AEK gynybos prieš būtent šią situaciją Simas Lukošius gali išmesti laisvas ir atrodė, kad jis tiesiog nebegali pramesti. Prieš Franką Bartley ir vėl pasižiūrėkite, koks aiškus akcentas stumti jį į dešinę pusę. Jis yra priverčiamas nusimesti kamuolį ir Charalampopouloso ir Raekwano Grėjaus 2-2 yra daug geriau negu Franko Bartley metimas. Raekwоnas Grėjus čia yra šiek tiek laisvas, bet Kajus Brunkė padaro viską, kad jam sutrukdytų. O Rytas puolime ir toliau žaidžia per Simą Lukošių ir dabar jau jo gravitacija. Dabar jau turbūt yra aišku, kad AEKas bandys padaryti viską, kad neleistų jam išmesti metimo ir būtent čia Rytas padeda masalą. Spydžio ir Gudaičio 2-2 čia yra tik imitacija. Iš tikrųjų tikslas yra Gudaičio statyti netikrą užtvarą ir bėgti statyti užtvarą Lukošiui. Charalampopoulos atsilieka, dabar jau yra tas išsikeitimas, kurio prieš tai nebuvo. Dėl to Gudaitis turi laisvą kelią iki pat krepšio ir kaip čia nebuvo sušvilpta pražanga, aš tikrai negaliu jums pasakyti, bet daug keistų sprendimų buvo šitame finale. Nelyskime į juos, kadangi vis tiek Rytas laimėjo. Kitoje aikštelės pusėje dar viena puiki Ryto gynyba. Dabar jau Raekwоnas Grėjus yra nominalus vidurio puolėjas šioje situacijoje ir Speedy Smithas čia vėl neleidžia Nunnally priimti kamulio, išvirkštinis pick and rollas nesuveikia. 2-2 metu Gudaitis puikiai skaito situaciją, vėlgi išsikeičia ir lieka Nunnally vėlgi. Improvizacija likus vos 5 sekundėms. Jis yra pavargęs, tai yra begalė driblingų ir pasižiūrėkite, koks trumpas yra šitas metimas. Kai tu žaidi antrasis rungtynes per 3 dienas, tokie metimai ketvirtojo kėlinio gale sukrenta žiauriai žemais procentais. Tačiau Rytas neužpuola ir reikia dar vienos geros gynybos. Ir vėlgi, siunčiamas Frankas Bartley į dešinę ranką, vėl Gudaičio puikus išsikeitimas ir puikus lanko saugojimas. -6 lieka minutė 12 ir manau, kad ši kita ataka buvo kertinė viso mačo ataka. Atėnų AEK buvo per tiek, kad apsigintų ir vis tiek laimėtų titulą nepaisant Ryto sugrįžimo. Nes pasižiūrėkite kodėl. Speedy Smithas išsimeta kamuolį, Hardingas išbėga iš po užtvaros. Kacivelis jam kažkiek duoda erdvės ir dėl to Bartley turi padėti nuo Speedy Smitho. Hardingas šoka į orą, bet Ryto išsidėstymas nėra geras. Kadangi Speedy Smithas tik ką išsimetė kamuolį, jis dar nėra pilnai užsiėmęs geros situacijos ir realiai tai, kad Bartley eina nuo jo padėti, nesukuria Hardingui jokios kitos vietos, kur atlikti perdavimą. Bet Charalampopoulos čia pamiršta Simą Lukošių, kuris paskutiniu metu atsiduria laisvas kampe ir Hardingas spėja jį pamatyti ir Simas Lukošius pataiko tritaškį. Man atrodo, kad šioje situacijoje netgi pasisekė, kad teisėjai nepamatė iki galo ir gerai neįvertino situacijos, kadangi dabar, bent jau žiūrint pakartojimą, to nemačiau transliacijos metu, bet atrodo, kad Hardingas nusileido prieš spėdamas atlikti perdavimą. Bet hei, ar mes dėl to pykstame? O gynyboje ir toliau veikianti Ryto silpnos rankos gynyba. Silpnos rankos gynyba yra Giedriaus Žibėno tiesiog pagrindinė gynybos identiteto dalis. Ir vėl siunčiamas į dešinę Frankas Bartley, ir vėl Gudaitis kyla aukštai, ir vėl jis yra priverčiamas nusimesti kamuolį. Ir tai, kad čia Kacivelis yra aikštelėje, žmogus, kuris, yra visiškai apie nieką žaidėjas puolime ir jis meta likus 45 sekundėm, tiesiog rodo, koks Atėnų AEK buvo pakrikęs ketvirtajame kėlinyje. Tuo tarpu Ryto puolime kamuolį turi geriausias taškų rinkėjas ir Atėnų AEK nieko dėl to negali padaryti. Vat jums ir skirtumas. Hardingas turi prieš save tą patį Kacivelį ir čia vėl Atėnų AEK praleidžia Ryto žaidėjus į stipriąją ranką. Hardingas yra greitesnis ir nepaisant pagalbos jis pelno 2 taškus. Rytas prasižengia, Atėnų AEK sumeta 2 baudos metimus, lieka 22 sekundės, -3. Ir čia, jeigu tu neišmesi greito tritaškio, realiai varžovai gali prasižengti. Bet jeigu Giedrius Žibėnas sugalvoja gerą derinį ir žaidėjas gauna kamuolį jau pranašumo situacijoje, šansų išmesti yra tą tritaškį. Būtent taip ir atsitinka. Hardingas išbėga į viršų 2 užtvarų pagalbą, bet tai yra tik masalas. Silpnoje pusėje nepaliekamas nei vienas žmogus, Gudaitis stato flerinę užtvarą, Jamesas Nunnally nueina per apačią ir taip Simas Lukošius įgauna kažkiek erdvės. Nėra Nunnally taip arti, kad galėtų prasižengti, Lukošius dar pasidaro su vietos papildomų driblingų ir pataiko vieną iš svarbiausių metimų Vilniaus Ryto istorijoje. Ir šioje vietoje tiesiog norisi, kad Simas Lukošius padarytų taip, kaip Michaelas Jordanas padarė finale ir man atrodo, kad ten buvo jo
tas toks parodymas, tiesiog nepavyko to užfiksuoti iš visos euforijos transliacijos metu. Ajakas vis tiek dar turi šansą laimėti rungtynes ketvirtajame kėlinyje. Lukas Lekavičius su kamuoliu, Frankas Barkley nori statyti užtvarą, bet Rytas stumia Luką į dešinę ranką, silpnesnę ranką ir Lukas susigundo tuo pasiūlymu. Daug kontakto šioje situacijoje, bet daug kontakto buvo šiose rungtynėse, Lukas nėra tikslus ir komandos keliauja į pratęsimą. Na, o pratęsime sakyčiau, kad Giedrius Žibėnas ir vėl tiesiog apžaidė savo tiesioginį varžovą ir dėl to jis parodo, kad yra vienas geriausių Lietuvos trenerių. Varžovai ir toliau taiko visko susikeitimo gynybą. Ir šiaip jau Vilniaus Rytas ir Giedrius Žibėnas nėra žinomi kaip tas treneris ir ta komanda, kurie duoda kamuolius į baudos aikštelę po susikeitimų. Žibėno filosofija yra ta, kad vis tiek viską krepšinėje sprendžia gynėjai. Tačiau vienose iš svarbiausių karjeros rungtynių, svarbiausių jų momentų, Vilniaus Rytas siunčia kamuolius Artūrui Gudaičiui į baudos aikštelę po išsikeitimų. Ir kas man yra keisčiausia, tai kad varžovai prie Switch All nesiunčia dvigubinimo, nesiunčia pagalbos prieš Artūrą Gudaitį. Kaip jie gali tikėtis, kad Artūras Gudaitis, vienas iš stipriausių vidurio puolėjų, neužcentruos prieš 3-4 pozicijos Vasilį Haralampopoulusą? Aš nelabai suprantu šio sprendimo ir tą supratęs Vilniaus Rytas tiesiog grūdo kamuolius Artūrui Gudaičiui į baudos aikštelę. Ir kol vilniečiai žaidė pagal varžovų gynybą, pagal jų silpnybės, Atėnų AEK ir toliau žaidė po vieną ir toliau žaidė pagal tai, kaip norėjo Vilniaus Rytas, kad jie žaistų. Čia vėlgi Simas Lukošius siunčia Franką Barkley į dešinę ranką, tai yra dar vienas sunkus metimas po driblingo. Pratęsime po to, kai Frankas Barkleys jau yra sužaidęs 70 minučių per 2 rungtynes ir per 3 dienas ir natūralu, kad tie metimai nebekrenta. Na ir galiausiai ir vėl tas pats žmogus. Simai Lukošiau, aš nežinau, ką tu valgai prieš finalą, bet daryk tai prieš kiekvienas rungtynes. Žmogus, kuris šiame sezone turėjo 3 rungtynes FIBA čempionų lygoje, kur pataikė bent po 5 tritaškius ir dabar pasiklausykite, kokios tai buvo rungtynės. Prieš Lemaną namuose, kai Rytui reikėjo pergalės, kad toliau tiesiog turėtų viltis patekti į top 8 ir prieš Stambulo Galatasaray išvyko jis pataikė 6, kai Rytui reikėjo žūtbūt laimėti, kad patektų į top 8. Ir finale jis pataikė dar vienu daugiau 7 ir 6 iš jų ketvirtajame kėlinyje. Tai kai Vilniaus Rytui labiausiai reikėjo tolimų tritaškių metimų, šitas žmogus pakėlė ragelį ir tiesiog užsidėjo Vilniaus Rytą savo ant pečių ir visiškai vertas buvo to FIBA čempionų lygos finalo 4 MVP vardo. Čia Ryto atakoje vėlgi užtvaros be kamuolio, bet dabar jau matome, kad ir varžovų aukštaūgis padeda ir todėl Lekavičius spėja sugrįžti. Rytas tęsia ataką 2-2, varžovai keičiasi, bet Sargiūnas į stiprią dešinę ranką apeina Kišoną Fizelį, Reikvonas Grėjus turi ateiti padėti po krepšiu ir Simas Lukošius vėlgi užsitaisęs laukia kampe, išmeta žiauriai greitai tą metimą, vėl jį pataiko ir būtent taip Vilniaus Rytas tampa FIBA čempionų lygos čempionais. Kosminis krepšinio vakaras dar ir dabar. Tiesiog šiurpus jaučiu einančius per odą, žiūrėdamas dar kartą tuos vaizdus. Sveikinu visus Ryto fanus ir tiesiog Lietuvos krepšinio fanus su pergale, nes tai yra vienas įspūdingiausių pasiekimų ir vienas įspūdingiausių sugrįžimų Lietuvos krepšinio istorijoje. Kaip ir kalbėjome su Roku Grajausko transliacijos metu, kai kurios kartos užaugo su Vilniaus Ryto 2005 ir 2009 Europos taurės titulais. Dabar manau, kad užaugs ir nauja karta su būtent šituo pasirodymu, šituo finalu ir šitu įspūdingu sugrįžimu. Sveikinu dar kartą visus, jeigu jums patiko ši analizė, nepamirškite paspausti like, prenumeruokite kanalą, jeigu norite nepraleisti kitų video. Ačiū jums labai, kad žiūrit, nenustokit džiaugtis. Iki. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.